Mielasis. Labas. Išgąsdinai mane, išsigandau. Kas tau? Nieko. Neišėjai, kas atsitiko? Tu susirūpinusi? Ir ką man daryti? Tėvelis gali bet kada pasirodyti. Nežinojau. Gerai. Pasipasakoji draugėm. Ne, geriau nepasakot. Lyg niekur nieko. Bet to, kai būnu su jom, atsipalaiduoju. Būk gera, pamiršk savo tėvą. Negalvok apie jį. Aš būsiu šalia, padėsiu tau ir apginsiu. Negaliu. Jis grįžo ir neturi pinigų. Ateis prašyti manęs. O ką man tada daryti? Ką man daryti? Nesvarbu, pinigai nesvarbu. Dabar mums reikia niekada nesiskirti. Jeigu neužklups tavęs vienos, tikrai nemuš. Nepalies, supranti? Kai pyksta, niekas jo nesustabdys. Kai šalia būsiu aš, arba kas nors aplink sukiosis, tikrai nepakels prieš tave rankos. Reikia būti labai dėmesingam. Štai naujas padavėjas. Ne, mažutį, tau reikia mokytis. Galėčiau jį pakeisti. Ką? Jeigu leisit, ponė, galiu aptarnauti per pertraukas ir vakarais. Ką? Gal ir gera mintis? Ilgais nagais skardinės darinėsi. Nėra įprasta, kad mokinys dirbtų bare. Tikrai? Kodėl neįprasta? Net jūsų duktė neseniai dirbo mokyklos bare. O, tikra tiesa. Mes neturim pinigų. Labai norėčiau padėti savo tėvams. Kaip gražu iš jūsų pusės. Kągi gerai, galit pabandyti. Valio! Liaukitės. Atsiprašau, nenorėjau. Per daug nesidžiaugiat. Ačiū. Dar šitas. Ką? Namuose tokie prasti popieriai, kad man reikia avanso. Ko? Avanso? Gerai, daugiau nekvaršinkit man galvos. Sumokėkit jam už pirmą savaitę, aš jau eisiu. Kaip paprasta, aš 3 metus prašiau. Sumokėkit jam. Labas, galima sulčių? Ką geras mano mergaitė? Mielasis, ką veikia už prekystalę? Mieloji, aš naujasis elito gimnazijos barmenas. Nerealu. O tas vaikinas, kuris Lalą pakeitė? Visiškai nesusitvarkė, visiškai. Žmonės mirė iš bado, nenorėjo valgyti, nes maistas buvo neskanus. O kai visi sužinojo, koks aš talentingas kulinaras, nors net tau nesusakęs. Be to, mano uniforma puikiai tinka. Mielasis, kam tau reikia dirbti? Žinai? Išleido naujos kartos kamerą. Mažutė. Tokia maža? Nereali. Jie labai brangiai kainuoja. Tėvai tikrai neduos pinigų. Ne, visą dieną už prekystalę tupėsi. Negalėsim kartu pabūti? Ne, tikrai ne. Nors neturėsim tiek daug laiko pabūti kartu. Bet mus jungia ypatinga energija. Galima sulčių? Žinoma. Ačiū. Kokie įkyrus. Pertrauka jau baigės, mažiau. Nieko neužsisakysiu. Man pertraukos negalioja. Kiek tu reikia čia veikti? O kaip tau atrodo? Gal matematikos knygos atėjau? Ne pas savo dukrą. Vika mokosi dabar į pamokoje. Sėskis, nori šitą pasiūlyti? Tikrai sustumės? Tikrai? Kalak. Žinau, kad tau trūksta pinigų. Gan dažnai. Norėjau pasiūlyti pastovės savaitės pajamas. Aš galėčiau tau jas parūpinti. Te quería proponer la idea de un ingreso fijo semanal que yo estoy dispuesto a darte. Šit kaip? Taip. Klausyk. Tie pinigai nešvarus? Ne. Dirbu bare. Šit kaip? Galim susitarti su viena sąlyga. Tik su viena. Duok Vikai ramybę. Duok ramybę ir neliep kaitinamo. Klausyk, man reikalinga. Nuoširdžiai sakau, iš viso širdies. Žiūrėk mane į akis. Neturiu pinigų tarnaitį nusisamdyti, supranti? Nori eksternu, baigt 5 klasę. Turės visą dieną mokytis, supranti? Neturės laiko. Be to, tų savaitinių pinigų tau užteks ir tarnaitį, ir kam tik norėsi. Te va a alcanzar totalmente para pagarte una mucama y todo lo que necesites. Apie kokią sumą kalbam? Kol kas galiu duoti šitiek.
Ne, mažutė. Man šitiek neužtenka. Bariločiai miriau iš šalčio. Grįžau, o čia šaldytuvas tuščias. Reikia daug visko prisipirkti. Kiek neužteks? Aš daugiau neturiu? Jeigu daugiau neturi, nesusitarsim. Gal mane kokiu pienburniu laikai? Palauk, Hektorai, paklausyk. Manau, kasoje rasim daugiau. Tikrai, tikrai. Yra ir triženklių. Imk. Imk. Bueno, toma, guarda. Klausyk, labai ačiū. Daug bandelę. Una cosita más te quiero pedir. Noriu dar šitą paprašyti. Prašyk, dėl tavęs bet ką padarysiu. Vikai, nesakyk, nė žodžio. A Vic ni una palabra. Jį mano, kad noriu kamerą Se nusipirkti. cree que estoy Priskėdžiau para kažką. comprarme una camarita, no sé qué bolazo le metí. Aš tavęs nesuprantu. Kodėl man pinigus duodi ir nenori Vikai sakyti? Tikrai nesuprantu. No, porque Vic Taip stengiuosi, nes Vika nusipelnė gyventi normalų gyvenimą ir turėti normalų tėvą. normal, ¿sabes? Y un padre normal también. Manot, kad prisimsiu daugiau atsakomybės už tos pačius pinigus? Kas aš jums? Sekretorė ir visureigis. Kur pinigai? Tau sulčiui, tau, o tau ko? Tau puikiai sekas? Tikrai taip? Maniau, kad tau bus sunku. Ypač tvarkyti su kasa. Kodėl? Buvau atrakinusi kasą, o jį tuščia. Tiek daug parduodi, kad turėtų būti pilna. Y servite. Pasiimk. Iš kur žinai, kad į tuščia? Matau kiaurai. Juokauju, Donafas man davė dar vieną raktą. Tuoj aptarnausim. Man reikia patikrinti kasą. Kur pinigai, Rokai? Rokai? Rokitai? Mergaitė, nematė Roko? Nemačiau. Roko ieškau. Man atrodo, kad jis ten su vaikinais treniruojasi. Negaliu patikėti. Reiks ten eit? Kaip ne čia? Na gerai, pasivaikščiosiu. Būk gerai, jeigu jį pamatysi, pasakyk, kad ieškau. Gerai. Rokai? Rokai. Aiškink, kodėl nuo jos slėpės. Ji labai smalsi, tikra turgaus boba. Vis klausinėja apie mūsų asmeninį gyvenimą. Klausinėja smulkmenų. Tikrai? Kodėl jį prie mūsų lenda, mielasis? Ko nori? Suprask, mažai kas taip aistringai bendrauja. Nieko keista, kad atkreipiam dėmesį. Lepakės? Galiu, bet prisės, kol lauksim. Gerai. Tikisi, kad aš jam Felę pakviesiu. Su savim kalbi su Felė? Kalbi su savim? Vičia, gal matei Felę? Felė išėjo, o ką? Nieko? Ateik čia. Klausiu tavęs, kur Rokas? Sakei, kad treniruojasi, bet tai netiesa. Kur jis? Leis paklausti. Klaus, kodėl tu tokia smalsi? Ką nori apie mūsų žinot? Ką čia kalbė? Tiesiog noriu sužinot, kur iš kasos dingo pinigai. Ką?